mes gavom bilietą, atsisėdom į traukinį iki Vienos. Prie Miuncheno pravažiavom pašonę, buvo ne Miunchenas, buvo Dresdenas, tai degė. Traukinys sustojo, tai buvo visas raudonas dangus. Tai buvo bombardavimo Dresdeną, kur Dresdeną kanduoja ir amerikonai išbombardavo iki žemės. Mes, matai, važiavom, man atrodo, vasarą, sure. Tai tokiu būdu mes labai lengvai iš Lietuvos išvažiavome. Vaikštau, žiūrėjau į istorijos tos pastatus ir sekmadienį, tai buvo bažnyčia duodavo vienas mišas lietuviams vienai. O mes visi lietuviai susėdom, paskui eidavau štamgerichto valgyti, tokio labai pigaus maisto kavinėse. Tai po to eidom į kapus, nes skrisdavo amerikonai ir bombarduodavo Vieną. Eidom į kapus, tai buvo safe spot, jie nebombarduos kapų. Aš mačiau paminklus šito Mocarto, paminklas, jisai buvo palaidotas, niekas nežinojo kur. Po Stefansdom yra katedra, po tos katedros yra katakombos. Einu, aš neatsimenu, vaikščiodavau po tos, paskui Hohenzollerne, karaliai palaidoti buvo. Ir bet buvo jie po bažnyčią palaidoti, tokie voltos ir karstai tie su patrankom, tokie labai įdomus karstai buvo. Matai, kai nutarėm, kad norim emigruoti, mano tėvas bijo, kad Lietuvą negrąžins, nes tos rusus grąžino į Rusiją. Jos per force, amerikonai, jos per prievartą vežė atgal į Rusiją. Yra knygų apie tai. Ir bijojo tėvas. Matai, atvažiuodavo politrukai su mėlynom kepurėm, su amerikonais, džipė atvažiuoja ir visus vyrus šaukia, kodėl negrįžtate į tėvynę. Tai mano tėvas sakė, tas lietuviškai puikiai kalbėjo. Jam klausia, o tu sako, tu sako, su tokia vokiška pavardė, bijai grįžti, tai tu buvo nacis buvai. Tu šaudė žydus. Oh yeah, hey, they were accusing you of the tape, they had the freedom. Amerikonai. Prancūzai su mielu noru. Aš papasakosiu apie prancūzus. Žinai, mūsų yra vyskupas Juodakis toksai. Jisai su Mockum, Mockus čia kur gyvena, jisai skautininkas yra. Tai jisai buvo paimtas prancūzų į belaisvę. Jis buvo papuolė, kaip vokiečiai paėmė, nusivežė, darbams, kad prancūzai paėmė. Tai prancūzai davė pasirinkimą. Arba į jų Foreign Legion, arba grįžt namo. Tai tas Baltakis nuėjo į vienuolyną. Jis taip pabėgo. Tai tas į bažnyčią, kaip nuėjo į vienuolyną, tai jo nelietė. Jie prancūzai leido.